gain nothing to my sin. For the wonderful world. Taip netradiciškai Seimo informacinės visuomenės komiteto pirmininkas Vytautas Grubliauskas rugsėjo 14 atidarė interneto valdymo forumą. Sveikinimo kalbą pasakė ir prezidentė Dalia Grybauskaitė. Interneto plėtra itin svarbi viso pasaulio pažangai. Tai erdvė kūrėjams, verslininkams, mokslininkams, visiems, tame tarpe ir žmogaus teisių gynėjams. Džiugu, kad veiklą pradėjęs Atenuose, šis forumas persikėlė į Vilnių, dar kartais vadinamas Šiaurės Atenais. Lietuva per pastarąjį dešimtmetį pasiekė išties gražių rezultatų. Pagal interneto sklaidą ir judriojo interneto spartą ir skvarbą esame tarp pirmaujančių pasaulio valstybių. Todėl ir toliau turime investuoti į technologijų plėtrą ir sparčiau įgyvendinti tiek nacionalinę, tiek europinę skaitmeninę dienotvarkę. Netoli konferencijų salių įsikūrė įvairių pasaulio įmonių bei organizacijų kaimelis. Lietuvos verslo konfederacija ACC Lietuva kartu su partneriais bei įmonių grupė 5 kontinentai forumo svečiams siūlė sudalyvauti interneto vartotojų apklausoje. Klausimai yra susiję su tuo, ar jie mano, kad žmonės mano, kad internetas turėtų būti labiau reguliuojamas, ar turėtų būti labiau apsaugomi vaikai, ar jie mano, kad daugiau reikėtų mokyti žmonės naudotis internetu ir taip pat ar naudoja jie elektroninį parašą internete. Šitie klausimai yra labai bendri, bet ir pats forumas yra gana globalaus pobūdžio, už tai mes norime surinkti tokią bendrą lankytojų nuomonę ir pasižiūrėti, kaip jie mano šiais klausimais. Lietuvos verslo konfederacijos atstovas pabrėžė, jog forumas nėra skirtas tik ekspertams, bet to skiriasi dalyvaujančių šalių techninis interneto srities išsivystymo lygis. Vis dėlto forumas organizuotas taip, kad nuo šalyje neliktų ir interneto struktūra, dar tik pradedančios vystyti šalys. Ir tikrai kiekvienas savo gali surasti tą temą, kurią jisai išmano, kuri jam yra įdomi ir kuris nori kažką išgirsti ir nori kažką pasakyti. Čia kiekvienam tikrai nuo naujoko, nieko neišmanančio apie internetą, iki labai profesionalaus techniko. Jungtinės tautos pastebi didžiulę atskirtį tarp palyginti neseniai interneto technologiją pradėjusių naudoti šalių ir šios rinkos senbuvių. Todėl šalių atstovai susirinks aptarti ir visiems rūpimų klausimų ir išgirsti apie ne visiems girdėtas naujasias technologijas. On the program you will find management of critical internet resources, security, openness, privacy, access and diversity, internet governance for development, stock taking and the impact of cloud computing. Forumas tęsis iki rugsėjo 17 dienos. Jame dalyvauja daugiau nei 1,5 tūkstančio dalyvių iš 100 šalių.